Mano vardas Saulius. Esu Dzūkijos Suvalkijos saugomų teritorijų direkcijos, Neries regioninio parko grupės, gamtos mokyklos specialistas. Miške visada jaučiuosi lyg namie. Čia galiu pailsėti nuo miesto garsų. Tad jau nuo vaikystės žinojau, kad mano darbas bus susijęs su gamta. Kasdien matau, kaip gamta mumis rūpinasi. Todėl aš renkuosi rūpintis ją. Mano pašaukimas – prižiūrėti, kad ateities kartoms gamtą paliktume kuo turtingesnę ir švaresnę. Esu Rūta. Dirbu Valstybės tarnybos departamento atrankų skyriuje. Į darbą einu žinodama, kad kartu su kolegomis atliekame itin svarbią užduotį. Atrenkame valstybės tarnautojus, nuo kurių priklausys, kokioje šalyje gyvensime. Mano pareiga – užtikrinti, kad atranka į valstybės tarnybą būtų teisinga, skaidri ir kokybiška. Kad jie pasitikėtų tiek visuomenė, tiek patys pretendentai. Todėl su kolegomis daug mokomės, bei kasdien ieškome būdų, kaip savo darbą atlikti dar geriau. O svarbiausia, tikime, kad pokyčius daro ne kažkas, pokyčius darome mes. Aš Agata, Trakų rajono savivaldybės administracijos ryšių su visuomenės skyriaus vedėja ir tikra Trakų fanė. Anksčiau man atrodė, kad miesto gyvenimas vyksta savaime, bet dabar žinau, kad už visko stovi savivaldybės tarnautojai ir darbuotojai. Tai mes kuriame savo miestą. Kokie esame mes, toks ir mūsų miestas. Todėl stengiuosi būti geriausia savęs versija, kad ir Trakai būtų pats geriausias miestas ne tik man, bet ir visiems jo gyventojams ir svečiams. Saulius, Rūta ir Agata dirba labai skirtingose srityse. Bet juos kai kas vienija. Visi jie valstybės tarnautojai. Saulius, Rūta ir Agata pasirinko dirbti savo šaliai ir tarnauti jos žmonėms. Ateik į valstybės tarnybą ir tu. Konkursai valstybės tarnyba ir daugiau informacijos valstybės tarnybos portale portalas.vtd.lt.